Ačiū už pristatymą. Labadiena visiems. Aš esu Rūta Vitkūnienė. Tiesiog dabar kalbėsiu už kolegę savo Piterio, todėl ta pavardė bus kolegės. Tai aš atėjau į Karitą dirbti su prekybos žmonėmis nusikaltimo aukomis 2019 metais. Ir su šita tema keliauju jau iki dabar. Dabar mūsų padalinys yra pagalbos nukentėjusiems nuo nusikaltimų, įvairiausių nusikaltimų pagalbos centras. Ir mes teikiame pagalbą, kompleksinę pagalbą ne tik nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems žmonėms, bet ir kitų nusikaltimų aukoms. Tai prekybos žmonėmis nusikaltimas yra labai žiaurus, žmogaus orumą sutrypiantis ir turbūt sugriaunantis žmogaus saugaus pasaulio vaizdą iš esmės. Prekybos žmonėmis nusikaltimo aukos praranda tą saugumą turbūt visam gyvenimui ir pasaulis niekada joms nebėra saugi vieta gyventi. Žinoma, prasminga yra teikti pagalbą, nes padėdami šiems žmonėms mes galime padėti jiems sugrįžti į kasdienybės gyvenimą, sugrįžti į kasdieninę rutiną, gyventi pilnavertišką gyvenimą kiek įmanoma, tačiau tai labai sunkus kelias ir šio nusikaltimo aukoms reikalinga kompleksinė pagalba, nes be pagalbos šie žmonės, šios aukos išlieka pažeidžiamais. Tai reiškia, kad jie vėl ir vėl sugrįžta į smurto, išnaudojimo, prievartos ratą, sugrįžta prie pačių priklausomybių, prostitucijos. Kaip anksčiau minėjo pranešėja, šiek tiek paliesiu pažeidžiamumą. Ten buvo daugiau kalbėta apie socialinius veiksnius, kas žmogui yra pažeidžiamumą suponuojantis dalykai. Tai aš turbūt, būdama psichologė, visų pirma pasakyčiau, kad vienišumo jausmas, kad tu neturi ryšio su kitais, kad esi niekam nesvarbus ir nuo vaikystės išgyventas bevertiškumo jausmas yra labai svarbus veiksnys tame pažeidžiamume. Vaikai, kurie turėjo patys išmokti gyventi, išgyventi, pasirūpinti savimi, kurių emociniai poreikiai nebuvo atliepti, jie patyrė fizinę, psichologinę, seksualinį smurtą, išgyveno šeimose, kur buvo priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, kur nebuvo vilties. Tai žmonės, kuriems sunku valdyti savo impulsus, norus, kurie pirmiausia padaro, o paskui pagalvoja. Taigi tos artimųjų palaikymo nebuvimas nuo pat vaikystės ir yra, manau, labai svarbus veiksnys. Žmogus galvoja, kad jis niekam nerūpi ir niekada nesukurs pasitikėjimų grįsto santykio, nes daugybę kartų buvo nuviltas ir nebetiki, kad jisai gali sukurti tą santykį, kuriame bus pasitikėjimas. Kai kalbu apie tas patirtis, su kuriamis susidūriau dirbdama su tai žmonėmis, tai prieš akis man ir iškyla mūsų vienas iš aukų, kuriam teikiam pagalbą. Mes atradome per vieną iš ambasadų, kurį atsiuntė mums jo koordinates, kad galėtume teikti pagalbą, nes ta ambasada atpažino kaip prekybos žmonėmis auką. Tai tas jaunas žmogus, kai buvo atpažintas kaip prekybos žmonėmis auka, tiems darbuotojams pasakė, jokiais būdais nieko nerašykit mano šeimai, nors toje šeimoje buvo ir patėvis, ir mama, ir broliai, ir sesė, ir didelė šeima,
jiegi vis tiek man nieko nepadės ir niekas manim nepasirūpins. Tai šitas pavyzdys dažnai parodo, kad žmonės, kurie patenka į tuos spąstus, į gudriai suspęstus nusikaltėlių spąstus, tikrai yra labai vieniši ir neturintis vilties sutikti žmonės, kuriem jie gali būti svarbus ir gali susilaukti pagalbos. Ko gero, tas patirtas nusikaltimas, tas smurtas ar prekybos žmonėmis nusikaltimo ta patirtis buvo ne vienintelis įvykis. Buvo daug besikartojančių įvykių ar situacijų, kurios tęsiasi metus, mėnesius ir sukėlė žmogui traumuojantį poveikį. O tas traumuojantis poveikis, intensyvus stresas, nulėmė žmogaus organizmo, psichikos ir elgsenos pokyčius. Apie tai truputėlį pašnekėsiu, kągi ta patirtis, tas smurtas ar ne ta trauminė patirtis, kaip paveikia žmogų. Žinoma, kad paliečia kognityvinius visus procesus. Labai dažnai aukos neprisimena labai svarbių esminių įvykio detalių, aplinkybių, nes jos tiesiog išsitrynė. Sutrinka ir dėmesys, ir atmintis. Kas dirbame su nukentėjusiais žmonėmis, suprantame, kad emocijos šių žmonių labai stiprios, daug dirglumo, daug pykčio protrūkių, žmogus bando žudytis, daug savižalojimo epizodų. O kartais taip atsitinka, kad kartais susitinki auką ir galvoji, kad jo tarsi niekas nepalietė. Jis tarsi užšaldė savo emocijas. Taigi šitie mechanizmai veikia skirtingai. Žinoma, labiausiai mes pastebime, kad žmogus paliestas traumos per santykius. Kaip ir minėjau, aukos nelinkusios bendradarbiauti, nes nesitiki, kad sulauks pagalbos. Su jomis palaikyti santykius labai sunku, žmonės izoliuojasi, santykiai nutrūksta, atrodo jau užmezgi santykį, žmogų nori palydėti, emociškai palaikyti, keliauti, tarkim, jeigu prasideda teisminis procesas, tačiau jis paima ir pradingsta. Ir taip ne vieną kartą, daugybę sykių, nes paskui, kai klausi, kas atsitiko, kas buvo, sako, aš nežinau, tiesiog supratau, kad nebepajėgiu, kad nebegaliu ir pabėgau. Ta trauminė patirtis paliečia žmogaus sąmonę ir grįžta nuolat prisiminimai apie tą įvykį ar įvykius. Tai grįžta prisiminimai, tai jie dingsta. Kartais gali būti, kad žmogui atrodo, suveikia savisaugos tas mechanizmas, kad tai tarsi buvo ne su manim, nors ir vėl kamuoja, ypač naktiniai košmarai. Ir turbūt svarbiausias dalykas, ką reikėtų paminėti, tai jausmai, savęs suvokimo, tai gėdos ir kaltės jausmai, kuriuos aukos išgyvena labai intensyviai. Tas stiprus pažeminimo, orumo sutrikimo jausmas, vienišumas, kad manęs vis tiek niekas negali suprasti, beviltiškumas, bejėgiškumas, savęs kaltinimas, kartais paleidžia labai stiprų agresijos mechanizmą, kuris dažniausiai būna nukreiptas į save, į savidestrukcinį elgesį. Šitie jausmai tokie intensyvūs ir mes turim suprasti, kad dirbdami, norėdami suteikti pagalbą, turime tik tai savo santykį, ryšio kūrimą, per kurį galėtume žmogui pasakyti, kad mes tavęs nevertinam, mes tavęs nesmerkiam, mes nenuvertinam to, kad tu patyrei. Tik tokiu būdu priimtas, jis galės atpažinti save kaip nusikaltimo auką. O čia yra labai stiprus momentas ir turbūt esminis visiems pagalbos teikėjams. Dar turėčiau paminėti ir apie santykį su skriaudėju arba to nusikaltėliu. Čia taip pat yra labai sudėtingas ryšys,
keliantis galbūt net ir dviprasmiškus jausmus. Iš vienos pusės suvokęs žmogus save kaip auką gali išgyventi labai stiprų pyktį, kurti keršto planus, tačiau iš kitos pusės jis galvoja, kad tas žmogus, kuris jį nuskriaudė, tuo metu jam atrodė tarsi gelbėtojas, jam siūlė tuos dalykus, kurių jis neturėjo, tai kažkokį atitinkamą darbą ar būstą. Ir tie jausmai yra labai stiprus ir yra labai nelengva aukai išbūti ir susivokti, kaip yra iš tikrųjų. Žmogus vengia traumą primenančių dalykų, jis išgyvena patirtą siaubą savo košmaruose, sapnuose ir dienos metu ir patiria nuolatinį grėsmės jausmą dabartyje, o tai sutrikdo kasdieninę veiklą, nuolat iškyla liūdesys, gali atsirasti panikos atakos, žmogus nuolat išgyvena tą grėsmę, tarsi jinai būtų čia ir dabar visai netoliese, nors gali būti praėję daugybę metų. Jei šita būsena užsitęsia daugiau negu 3 mėnesius, o taip dažniausiai ir būna, žmonės gyvena ilgą laiką, bandydami išgyventi su tais labai intensyviais jausmais, gali žmogui susiformuoti potrauminis streso sutrikimas, kai išgyvenimas tos kasdienybės yra labai didžiulis iššūkis, nes atsiranda sunkumai reguliuoti savo emocijas, labai daug protrūkių įvairių pykčio, negali valdyti savo emocijų, kartais gali būti, kaip minėjau, atsitinka taip, kad tarsi žmogus užšaldo savo emocijas ir tarsi jis nieko nejaučia. Labiausiai gniuždantis jausmas, kad esi nieko vertas, esi menkavertis, esi nevertingas, esi vienišas ir niekas tavęs negali suprasti. Ir žinoma, šita būsena sukuria sunkumus bendrauti, kurti santykį ir būti ryšyje su kitais. Taigi nuolatinė grėsmė, jausmas, kad tuo įvyks kažkas baisaus, reikalauja labai didelių resursų, jėgų išbūti toje kasdienybėje ir ta kasdienybė tampa labai nelengvu iššūkiu. Žmogus pradeda bandyti sukontroliuoti dalykus, kad tik tai neprisiliestų prie tos praeities, bando išvengti visko, kas sukelia nerimą ir prisiminimus, tačiau tos pačios įkyrios mintis, stiprus jausmai niekur nedingsta. Ir dėl tų vidinių išgyvenimų žmogus dar labiau izoliuojasi, užsisklendžia ir tikrai labai dažnai yra sunku bendradarbiauti ir teikti pagalbą. Tai aš taip prabėgau tuos dalykus, turbūt, kuriuos norėjau pasakyti jums. Aišku, galėčiau pasakyti, kad tikrai sudėtinga ir kartais atrodo beviltiška teikti tą pagalbą, bet dabar ateina mano vienos klientės mintis, po kelių mūsų bendro darbo metų jinai man labai gražiai įvardino, sakydama, kad žinot, jeigu ne ta patirtis, tas nusikaltimas, aš niekada nebūčiau atėjusi pas psichologą, niekada nebūčiau pasižiūrėjusi į savo gyvenimą iš šitos perspektyvos. Taigi turbūt pabaigsiu Viktoro Franklio logoterapijos sukūrėjo mintimi, kad ne pati traumuojanti situacija, bet jos interpretavimas ir prasmės pamatymas yra svarbu, nes patirti dalykai gali mums padėti gyventi šiandien.